Labą dieną, žvejokliai. Šiandien yra žolinių dienelė. Jau gerokai po pietų. Laukiu, kol vaikas ateis iš stovyklos ir su vaiku tiesiai rausim žvejot 2 parikiam. Dabar esu visai neblogoj tokioj vietoj. Laukiu vaikų. Tai gal tiek, susimatom prie vandens. Nu tai atvykom mes jau prie vandenuko. Vėl pasiėmėm namuką. Prie laukinio visur užmuštą, nes šiandien nemokama žvejyba. Jau paruošiau vaikų meškerės, pasiruošiau savo meškerės. Čia plius minus įsikūrėm. Staliukas su jaukais masalais bus. Staliukas valgymui vaikas sėdi. Aš dabar čia pasidėjau. Dar greit parodom kambariuką, kaip įsikūrėm. Tai čia pakrovėjas bus, mano lova, mini šaldytuvas su maistu ir utility staliukas, vaikų lova. Tai nupirkom vaikui lovą. Biškai gėrimų. Tiek gal žinių. Eisim ruoštis masalus, pašarus, jaukus viską. Vieną krūvą. Tai iki susimatymo. Taip, tai šitą naudoju ir šitą naudoju. Viskas. Nuo to išmaišysim. Dar įpilsim mišinį. Čia. Nu ir viską pagardinsim šito.
soccer, but I'm gonna be better, better than you thought. I promise I won't jealous, you don't deserve it all. I'm gonna be better, 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 better. That's soccer, but tai va, dabar čia bus grūdų kibirs, čia bus saldus ir čia bus žuvis smirduks. Tai viskas atrodo liuksas, iki susimatymų. Nu ką, draugai, 6:30, visos meškerės jau vandenį. Visio, 2 parų žvejyba prasideda. Ir taip, būsim čia 2 paras, šiandien yra penktadienis žolinės ir būsim iki sekmadienio. Prisidėjom daug maisto, visko, tai gėrimų šį kartą įsidėjom, nes praeitą kartą pritrūkom atsigerti iš tikrųjų. Tik vieną butelį 2 litrų ant 2 užpanų įsidėjom parai, tai kažkaip neapgalvotai pasielgėm, bet dabar viskas gerai, kad turėjom vandens, aišku. Tai vandeniuką pliumpinom, daug vandens, išgėrėm 5 litrį vandens. Tai vat. Tiek reikaliukų šiam kartui ir iki vėliau. Ok, tai meškerės jau sumestos. Ir mano, ir vaiko. Ir dar vaiko metodukas. Taškai dabar. Pirmas čia vaiko. Tada mano yra toj įlankėliai. Tada mano yra, vos fokusavo, čia. Ir mano dar yra va ten. Ir dar turiu ekstra atvejį čia per vidurį susiradęs vieną tokį tašką. Ir dar ekstra atvejį turiu susiradęs vieną čia ties tom šakom tašką. Va čia. Tai tokie taškai. Rytoj, jeigu bus ūpo, tai pafilmuosiu tuos taškus, kaip išsirinkau su laibuku. O čia dabar toks va peizažas gražus. Komercinis, bet laukinis telkinys man čia labai. Nu tai ką, trumpas updėtas. 8:30. Kol kas neturėjom nei pipt, nei ant metodukų, nei ant karpinių meškerių. O vieną kartą vaikas permetė karpinį kotą su metodu, nusitraukiam karpinį kotą, perišau visą sistemą. Iš naujo tą patį tašką, aišku, dar atkėliau tenai porą metrų į šoną, nes ant kliuvinio turbūt buvau užmetęs, kad iš karto mirtinai tiesiog užkibu, bet ten ant to medžio, kur rodžiau, kad mečiau, tai ten turbūt tas medis ir po vandenį jisai įsiplėtojęs. Tai šalia to nugriuvus medžių tiesiog. Tai žiūrėsim kaip toliau. Šuolių nesimato visiškai kol kas, jokių. Tyluma, ramuma. The next morning. Nu, tai labą rytą. 6:30. Kaip ir galima buvo tikėtis, kol kas nei pipt, nei vakar vakare, nei naktį, nei paryčiais. Visiškai jokios gyvybės. 5 pradėjau persimetinėti. Permečiau visas meškeres, pakeičiau biškį taktikas. Žiūrėsim, gal sudirbs naujos taktikos. Naktį bėlė kaip žaibavom, lyju. Dabar irgi oras toks visas apniukęs. Gal oras truputį pamaišė tą permainą, bet gal kai tik dabar vakar buvo labai šilta. Šiandien kol kas gaivu, tai gal tas oras padarys, kad jie pradėtų judėti. Tai vod bus matyt, tokie tie reikaliukai, toks trumpas ir updėtas. Susimatom vėliau tada. Ikiuką. Dar užmiršau pasakyti, pakeičiau 2 taškus. Tai vaiko tašką ten, kur buvo ties medžiu. Nuvirtus, nežinau, teisingai rodau, per GoPro sunkiai matos ten, kur buvau. Tai 2 kartus nusitraukiau, iš karto nuo krantų nueinant. Ir čia, kur buvau taškas, ten žolėse atkėliau tiesiog į vidurį. Tiesiog į vidurį pastačiau telkinio.
paeksperimentuojam, pažiūrim. Nes tose žolėse ir praeitą kartą man nieko ten judesių jokių nebuvo. Ir šį kartą jokių judesių nebuvo, dar su echolotu praplaukėjau. Nieko ten nerodo visiškai, nors ir šėriau tą tašką, vis tiek tas taškas toks. Tai pakeičiau, nepatiko man jisai. Ir toli jisai ten 130-140 metrų gal gaunas. Bet tai dabar 70 metrų nuo kranto tiesiog į viduriuką įmečiau. Into the middle of nowhere. Tai žiūrėsim, kaip gausis. Druskenyje, druskenyje. 3 dešrelės, 3 kiaušiniai tinka. Aišku, kad tinka, kur tu dingsi.
Jovalas, bet bus gerai. Valgysim jovaliuką. Tai iki susimatymo. Taip, tai kaip dabar renkuos tą tašką, kadangi čia giliai nevaikiški, tai žiūriu į reljefą. Prisikabinu prie kažko reljefe ir taip surandu savo atitinkamą variantą. Tai va dabar, kaip matot, gilis 5-7 metrų ir panašiai, 6 metrai iš vis. Tai pirmas taškas čia ant šitos palangės, jo grynai kitam krante. Tai susiradau tiesiog va tokį gylį. Tada važiuojam, parodysiu kitą tašką. Kitas taškas va čia. Sekantį tašką parodysiu. Labai nesinori čia į tuos medžius suvirtusius mes tiesiog. Ir čia šitam taške matau, dabar sujudimas vyksta didelis. O Dieve, kaip liūdėsi. Tai va kažkas tokio ir įsirenku taip taškus.
Pasižiūri į reljefą. Dabar befilmuojant, kaip renkuos taškus, vienas iš naktinių taškų, kur buvau tiesiog pašėręs, palikęs, pasirodė užsikūręs, tai pertempiau vieną meškerę dabar į tą naktinį tašką. Tai žiūrėsim, gal tas taškas sudirbs, ne šiaip kol kas. Ir kituose sektoriuose šalia tyla ir pas mus tyla. Aišku, čia ta gilioji pusė. Vanduo žiauriai tamsus. Tai pertempiau meškerikę į tą tašką, kuris pasikūręs pasirodė. Ten tokios kaip duobės iš vis kitam krante, grynai palei krantą ir nuo 2,5 iki 3 metrų tokie laiptai, ten gal 3 ar 4 duobės viena šalia kitos ir ten rodo kažkokį sujudimą tose duobėse. Aišku, labai problematiškas taškas, nes matos, kad ir ten medžių yra privirtę ir iš tų duobių yra reikalų išsitraukti, daug šansų nusitraukti, tai žiūrėsim, bandysim tam taške. Metoduką paspombinau, bet nieks neatvažiuoja į metodų tašką, iš vis metodas tyli. Tai tiesiog sėdim, laukiam, dabar jau 10 valanda ryto. Kokią 11:30 gal persimėsiu tas rytinės meškerės, dar 2, kurios liko, nes vieną persitempiau. Vieną paliksiu, taip kimarint, žiūrėsiu, vienu žodžiu, laukime. Bet esmė, kad aplinkiniuose sektoriuose lygiai ta pati tyla, tai bandom ieškoti sprendimų. Sumažinau jaukus, nejaukus masalus. Sumažinau masalus visus. Uždėjau ant vienos meškerės iš vis kukurūzus. Tai kol kas ramuma, tyluma, bandom surasti tą idealų variantą, bet šiaip vanduo labai tamsus, 0,5 metro jau iš karto ruda, nieko nesimato, tai vėl nepratę prie tokių tamsių vandenų žvejot, trūksta praktikos, tai ir nežinom ką dėti, bandžiau dėti visokius ryškius, šviesus, neveikia kol kas ryškų šviesus, dabar neutralesnėm biškis spalvom sudėjau, žiūrėsim kaip neutralios spalvos, čia toks pusiau laukinis tas telkinys, tai gal žuvys bijo tų ryškių, nežinau, tai stengiuosi žiūrėti, kas turi aštrų labai kvapą, kad turbūt įsiskirtų kažkom tas aštrumas. Tai dinamitų produkcijos biškį panaudojau popikų. Žodžiu, toks updėtas. Tai iki vėliau. Nu, tai gerą dieną, sekėjai. Šiandien sveikinuosi jau ne nuo vandens, o iš savo olos, kaip matot, už langų lyja. Šiltai židinukas kūrenas, tai nebūtų Neandarolas, jeigu ne oloj gyventų. Tai, kaip matot, 534 prenumeratoriai, kaip ir žadėjau, ties 500 surengsiu
konkursėlį, tai uždarom šiandien jau mes tą konkursą, kas pakomentavo, iš tų komentavusių žmonių ir renkam nieko nelaukdami nugalėtojus, išrinksim iš viso 2 žmonės, tai kaip ir žadėjau, tai einam ir sukam laimės ratukus. Tai ką padariau, išrinkau visus pakomentavusius vartotojus iš paskutinių 3 video ir sudėjau į šitą ratuką, iš viso gavus 42 unikalų žmonės. Tai tiek tų dalyvių mūsų šitam konkursėlį dalyvauja. O ką dabar? Yra kaip yra, viskas gerai. Tai nieko nelaukdami turbūt. Sukam ir renkam pirmą nugalėtoją. Ir pirmas nugalėtojas yra Saulius Mitrulevičius. Sveikinu. Ir prasukam antrą ratuką, renkam antrą nugalėtoją. Antras nugalėtojas yra Dalius Dauparas, 4543. Sveikinimai. Tai šio konkurso nugalėtojai yra išrinkti. Prašau jūsų, parašykite man arba į Facebooką pridedu nuorodą, arba į L-paštą pridedu nuorodą. Tai susisiekit su manim ir susitarsim, kaip perduosiu jūsų prizą. Tai šitam konkursėliui turbūt šį kartelį tiek. Tai ačiū jums visiems, kas sudalyvavot konkursėlį. Toliau rašykit komentarus, laikinkit video. Kas neužsiprenumeravo kanalų, tas susiprenumeruokite kanalą. Ir laukite labai artimoje ateityje, vėl bus naujas konkursėlis. Ačiū jums visiems ir iki. Nu ką, antrą dieną. 11:30, ką tik persimečiau visas meškeres, sumažinau visur jaukus iki, nejaukus vėl sakau, jaukus masalus iki pačių mažiausių afterių pamėginimui, o ant vaiko metodukų iš karto užkibo karšiokas kokių 500 gramų, bet nefilmavom, tai jeigu dar bus kažkokių kibimų, tai būtinai nufilmuosim. Toks trumpas updėtas, tai laukiam dabar kibimų toliau. Beveik 1 valandą, nuėjom, nusimaudėm, daugiau kibimų kol kas neturėjom, apart to vieno pasiklydusių karščiokų. Daromės dabar pietus, vaikas lietuvišką, aš švedišką davinius, vaikas valgys troškintą kiaulieną su daržovėm, pas mane vištiena kažkokiam čili padaže su bulvėm, tai žiūrėsim. Tiek gal žinių, iki vėliau. Ei, unkiau, atbėgu. Filmuoju. Nežinau, ar nėra. Iš nieko patėjų kaip. Arba kažkas mažas. Tik atsigulk. Tik atsiversiu knyką. Gal yra, gal daužas kažkas mažas. Bus karšiokas. O. Tu tikrai esi karšiokas daug. Jo, yra. Yra. Duok man nagraipštį. Taip. Paimau. Šitą kaip netiesi. O, tai galėsi.
Ha, taip. Čia filmuoju dabar kaip. Na, pasiėsim, kaip jiems seksis. Karščiukas. Taip. Dabar tik reikia išimti kapliuką. O, tada paisinu. Parodo. Tada pateisim Ivanai sau gyventi. Koks tai mišinys? Riešutėlis. Su ko tau? Su riešutėliu. O, tik riešutėlis. Ir nuskaibu toks tas. Toks mažas kalčiukas. Nu, paleidinėjant įsikrovė GoPro, bet turbūt nusifilmavo. Tai jau persimečiau meškerę, laivukas jau grįžta į krantą. Nežinau, ar karšis gerai yra taške, ar blogai, bet bent pirmas karpinis kotų kibimas per parą laiko. Tai bent tiek, turbūt. Šiaip tikiuosi, kad užsikurs tie taškai. Aišku, masalai yra sumažinti, kiek įmanoma maksimaliai. O taip, kotukai stovi savo vietoj. Nuėmiau vieną signalizatorių, iš tikrųjų vaikų uždėjau nakčiai. Tai ir palikau. Taip. Da, turim draugę, kuri pastoviai prisikabinėja prie mūsų, tai va ten plaukioja, lipa į krantą. Į pėpavimą kažkokią vis lemta prie manęs. Iš tikrųjų, buvo prieis prie manęs. Tiek tų reikalų. Šiaip nuėjau iš tikrųjų atsigult. Sakau, pakimalinsiu biškį, dabar yra 1:30. Tik atsiguliau iš karto. Karščiokas. Išvažiavo. Tas išvažiavo, atleidu. Laivuks jau parplaukė. Tiek tų reikalų. Iki vėliau. Nu tai tikra baudykla čia prasidėjo. Jau 4. karštis. Dabar nuėjau persimest meškerę vaikų ant metodų užkibų, įsitraukė vaikas, va vėl karščiokas. Biškį po 3, nesenai vėl permečiau meškerės, vėl truputį perstartegavom. Tai dabar ta meškerė nuo mano stovų pirma buvo užmesta ten, į tą įlankėlę. Tai vaiko meškerę permečiau į tą įlankėlę, sau susiradau tašką tarp tų medžių. Tada kitas taškas yra čia, tada 3 tašką ten pasidariau. Tai echolotas dabar jau ten rodo vis žuvies. Bandau ir saldžius, ir žuvinius, ir vafterius, viską keitinėjau. Visokias spalvas, visokius dydžius, bandau atrasti tą tinkamą metodiką. Tai laukiam vakarinių kibimų, žiūrėsim, ar bus tie kibimai, nebus, ar suvažiuos, nesuvažiuos. Šiaip šuolių jokių nematau, aplinkui sektoriai šitoj pusėje, šitam gale tvenkinio, lygiai taip pat kaip mes be kibimų. Ir dabar parašė grupė, kiek mačiau, kad pirmas sektorius tam sekliajam gale irgi 2 paros be kibimų. Tai gal tiesiog tas momentas toks, neaišku, kur ta žuvis. Tai susimatom vėliau, kaip visada. Eikiuką. Atnešiau. Trauk. Gerai? Laikyk meškerę normaliai. Gerai, vyniau. Vynioju. Nu, turim kibimą ant to permestų taško nesenai. Pajo.
važiuoji į žolę. Nevažiuoja į žolės vinį. Okay. Paimsiu grepštą, kol vaikas traukia. Jo. Pakirtau aš iš tikrųjų. Karšiuką traukęs. Nedicką. Bet jeigu traukęs. Kur jis? Vyniauk. Jo. 130 metrų buvo užmest. Tai pasikūrė matomai tas karšinis taškas. Antrą meškerį tą patį tašką įmetus kibo karšiukas. Aišku, pakirtau, jaučiau, kad tikrai buvo, bet vaikas gal kažkur per stipriai patempė ar paleido, tiesiog atleido ir atsikabino. Tai nepavyko realizuoti, bet gal ir gerai, negleiviai tos rankos bent liko, nes tie karšiukai, tai čia irgi. O dabar toliau laukiam kibimų, palipom ant kalniukų. O toks atstumas nuo Subarikų. Tai teikiuką. Oi, 6:30. Kibimų daugiau kol kas nebuvo. Nakčiai jau susiruošiau kombinacijas, ką darysiu, tai galiu parodyti trumpai. Saulė biškai šviečia čia į akis, tai turiu tokį. O ananasas tiesiog, tai pabandysim ananasą uždėti. Dėsim ananasą ant 20 mm šėriminio tigrinių riešutų. Tada prieskoniuose mirkytas kalmaras. Tai kalmarą dėsim ant šelfišo. Tada toliau tigrinių riešutų. Tigrinių riešutų ir tigrinių riešutų su medum kombinacija. Tai šitie du krūvoj dėsis tiesiog. Ir tada dar kompleksti. Pabandysim uždėtą, turi tokį gan aštrų kvapą ant kreivų. Visokias kombinacijas išbandžiau, jau vos nekilo mintis 2 afterius kabinti skirtingus, gal taip suviliot. Kol kas judėsiu 0. Dabar smirduką ant metodų užkabinau, bet nejuda, dar 20 minučių kabinsim ananasą, tada ant metodų jau. Pabandysim ant ananasų sugrįžti. Dieną ant ananasų porą kibimų buvo. Tai vat, tai tiek tų reikalų. Iki kol kas. Nu ką, biškį po 8. Kibimų kol kas 0, visiškai. Nei aplinkui, nei pas mane, nei pypt. Viską išbandžiau. Net neįsivaizduoju, kada kitaip galima padaryti. Tai išstambinsim dar jaukus masalus. Prieš naktį apie 9 persimetinėsim visus taškus ir lauksim dar to naktinių kibimų, bet nebetikiu, kad čia kažkas įvyks. Visas penkinys stovi ir kiti sektoriai stovi aplinkui mane. Ir kitam ežero gale, negiliam gale irgi visi sektoriai stovi, nėra kibimų. Karts nuo karto koks karšiokas užkimba ir viskas tai. Liūdesėlis, trumpai tariant, liūdesėlis. Iki susimatymo. Nu, draugai, 10 val. Vakarų, permečiau meškerės, dar vieną nusitraukiau perrišau sistemą. Laukiam to naktinio kibimo, antrą parą, į galą. Žiūrėsim, kaip čia gausis, kaip ši naktelė praeis. Permes naktį nesikelsiu, laikysiu iki ryto. Daug dievė, kad kibtų, kad viskas būtų gerai. Tai susimatom ties kibimais. Susimatom ties kibimais, kebrytę laikom, špygas, kumščius, nes baisumėlį. Iki.